Pasibaigus sezonui pailsėjau 2-3 savaitės, kaip ir visi, pailsėjau psichologiškai, fiziškai nuo visko, o paskui, pradėjau gerinti fizinę formą, štanginę, metimai ir tradiciškai tiesiog. Priėmėm tokį sprendimą su Žalgirio klubu ir su vadovais pasitarėm ir, nežinau, Lietkabelis man parodė didelį dėmesį ir man būtų čia tikrai gera vieta patobulėti ir tiek. Ypač per paskutinius keletą metų Lietkabelis atrodo stipriai patobulėjo tiek kaip komanda, tiek kaip pati organizacija. Ir aš manau, kad man bus tikrai smagu įsilieti visą šitą darbą ir tikiuosi nuveiksim kažką tikrai smagaus. Aš asmeniškai iš savęs tikiuosi, kad patobulėti, gauti daugiau žaidybinio laiko ir tiesiog atsiskleisti ir parodyti save labiau. O kaip klubas, nežinau, dar konkrečių tikslų kažkaip ir nesusidėliojam, bet kaip visada, tikimės išeiti finalo ketvirtą LKL ir pasirodyti kuo geriau Čempionų lygoje. Greitas krepšinis taip, man tikrai prie širdies. Aš manau, kad esu gal iš tikrųjų to stiliaus žaidėjas ir manau, kad atrasim save. Puikiai tai parodo, kokios komandos susirinko į Čempionų lygą ir ypač į mūsų grupę, kaip Bambergas, Atėnų, AEK ir panašiai. Tai aš manau, kad tai atspindi turnyro tikrai gerą lygį ir bus smagu pasivaržyti tikrai su tom komandom.